Dukros rašinėlį tikrinį. Aga. Geras draugas, tarsi keturlapis dobilas. Jį sunku surasti, bet laimę turėti. Taip sako airių patarlė. Sveiki. Aš tikrai žinau, kad kiekvienas savo gyvenime turime bent vieną draugą, kuris mus išklauso, palaiko, padeda, juokiasi kartu, pradžiugina, kaip čia pasakius, nenuvilia, sako tiesą į akis, bet kokia tiesa. Tai gali būti ir skaudi tiesa, bet tai bus tiesa. Elgiasi sąžiningai, elgiasi taip, kaip nori, kad su juo elgtųsi. Kiekviename mūsų gyvenimo etape tai yra pradedant vaikystėje darželiu, mokykla, po to studijos, darbai, vedybinis gyvenimas, kiti užsiėmimai, yra ką prisiminti. Pavyzdžiui, paauglystėje, kai man buvo 10-14 metų, mūsų kieme klegėjo nuo vaikų balsų. Susirinkdavo ne tik mūsų namo vaikai, bet ir ateidavo mūsų mokyklos draugai. Pas mus buvo linksma. Ką mes darydavom? Ir po medžius laipėdavom, ir žaisdavom slėpynės, ir gaudynės, ir Alibaba, ir sugedusi telefoną. Buvo ir kvadratas, krepšinis. Tiesą pasakius, išduosiu paslaptį. Nors berniukai ir žaisdavo krepšinį kiekvieną dieną, tačiau mergaitėms sekėsi labiau mesti dvitaškius, tritaškius. Aišku, mes augome, keitėmės, keitėsi mūsų interesai, mūsų vertybės. Keitėsi draugai. Po 9 klasių perėjau mokytis į prekybininkų mokyklą, kad įgyčiau greičiau profesiją, galėčiau dirbti. Po metų įstojau į vakarinę mokyklą, kad baigčiau 12 klasių. Nepatikėsit. Bet mūsų klasė vakarinėje buvo pati draugiškiausia. Jos pavydėjo visa mokykla. Mes palaikydavom vienas kitą, buvom draugiški. Jeigu išeinam iš pamokų, tai išeinam visi. Švęsdavom kiekvieną gimtadienį, linksmai švęsdavom. O jau šimtadienio šventimas ryto sode, tai čia jau buvo kažkas. Ir tikrai pasakysiu, kad iki šiol stebiuosi, kaip jos tėvai sutiko suteikti plotą jaunimui. Žinoma, kai jau tie 12-okai ir kai vakarinė, tai jau daugumai buvo 18 ir virš, mes pavasariop pradėdavom išeidinėti iš pamokų, kad pasidėti kartu bare, pašokti. Užtat yra ką prisiminti. Iki šiol su kai kuriais mes dar susitinkame. Buvo ir keletas mūsų susitikimų po mokyklos baigimo. Ir kai kiti pažįstami klausia, kogi tu ten eini, jūs jau visi skirtingi, jūs jau išsiskyrėte. Kodėl ten eiti, jeigu yra bendrų prisiminimų? Kaip jie atrodo dabar, kaip jie jaučiasi? Su draugais yra gera todėl, kad tu esi laisvas. Tavo laisvės nieks neriboja. Aišku, su amžiumi pradėjau vertinti visai ką kitą. Pradėjau vertinti daugiau tokį atvirumą, nuoširdumą. Jautriau pradėjau reaguoti į visokias įtampas, intrigas, stresus, manipulaciją, naudojimąsi. Draugų ratas tikrai sumažėjo. Tikrai vertinu tuos, kurie yra šalia manęs, nes, kaip yra sakoma, kai tau viskas gerai, tai visi tave žino. Visi draugai tave palaiko ir taip toliau. Bet kai tau yra sunku, tave palaikys tik tie, kurie yra tikrieji draugai. Tikrai esu dėkinga tiems draugams, pas kuriuos beveik pusmetį išgyvenau sunkiuoju periodu. Dėkoju tiems, kurie mane palaikė žodžiu, patarimais, buvimu kartu, paprasčiausiai tyloje. Nepatikėsit gal, bet taip yra gera gauti žinutę, trumpą žinutę. Labas, kaip laikeisi? Ar viskas gerai? Arba paprasčiausia gražų atviruką, gero ryto ir puikios nuotaikos, ypač kai tai tau reikia tuo momentu. Išmušė, gal neišmušė iš vėžių, o kaip ir davė stūmį, postūmį tokį visiškai neseniai, vakar išgirsti žodžiai, tu turi tęsti toliau ir nesvarbu, ar aš būsiu kartu, ar tu tęsi tai su kitais žmonėmis. Šie žodžiai tikrai yra verti milijonų, gal net ir daugiau, ir tikrai aš esu dėkinga už tai. Prašau jūsų visų pasidalinti komentaruose jūsų istorijomis, jūsų mintimis apie draugystę. Kas jums tai yra? Ar tikrai turite tų tikrųjų draugų? Palaikykite mane. Draugai, nepatingėkime paspausti laiko ir užsiprenumeruoti mano kanalą.